Olympiakos klubas vilniečiams nebuvo labai svetingas. Vilniaus Lietuvos Rytas buvo visiškai sutriuškintas. Rezultatus 73-97. Vilniečiai sugrįžę į Vilniaus Siemens areną čia priims svečius iš Belgrado. Ilgą istoriją turint komanda turi savus lyderius. Belgrado ekipai priekį veda amerikietis Bu Makelbas. Vidutiniškai jis surenka po 13 taškų, atlieka po 5 rezultatyvius perdavimus ir atkovoja po 2 kamuolius. Kitas komandos lyderis yra Aleksandras Maričius. 2,11 cm ūgio serbas vidutiniškai sumeta po 14 taškų ir atkovoja po 7 kamuolius. Vilniaus Lietuvos Ryto ekipai taip pat reikia pasisaugoti serbo Dušano Kecmano. Serbas vidutiniškai surenka po 9 taškus ir atkovoja po 3 kamuolius po krepšiais. Vilniaus Lietuvos Ryto komandai prieš Pirėjaus Olympiakos klubą geriausiai išsiskyrė Milko Bielica. Puolėjas pelnė 16 taškų, tačiau atkovojo tik 2 kamuolius. Spalio mėnesio naudingiausių žaidėjų Eurolygoje pripažintas Bojanas Popovičius nebuvo toksai rezultatyvus ir agresyvus kaip anksčiau. Žaidėjas pelnė 9 taškus, suklydo net 7 kartus ir atliko vos 2 rezultatyvius perdavimus. Iki varžybų Graikijoje Martynas Gecevičius buvo tikras Eurolygos ir Lietuvos Ryto komandos atradimas. Tačiau susidūrus su Olympiakos žvaigždynu ir jų gynyba, jaunasis gynėjas pelnė tik 7 taškus, iš toli atakuodamas labai prastai. Prie to pridėdamas dar 4 rezultatyvius perdavimus. Nors Vilniaus Lietuvos Rytas pastebimai nesugebėjo pasipriešinti Pirėjaus ekipai, Artūras Jomantas buvo vienas tų, kuris dar stengiasi tempti komandą į priekį. Gynėjas įmetė 15 taškų, atkovojo 3 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Belgrado Partizan ekipa pirmas 2 varžybas Eurolygoje pralaimėjo. Tačiau trečiajame ture prieš Orleano Entente ekipą jiem nusišypsojo sėkmė. Visi žinome, jog Vilniaus Siemens arenoje labai sunku kiekvienam varžovui. Vilniaus Lietuvos Rytas Belgrado Partizan jau šį ketvirtadienį 19:45 tiesioginė transliacija iš Vilniaus Siemens arenos.